Paskutinis uždavinukas. Žinome sinuso ir kosinuso sumą, kad lygi 0,5, reikia rasti jų kubų sumą. Išskaidome šitą kubų sumą pagal formulę. Kubų sumos formulę rasi egzaminų lape. A kubų plus B kubų yra A plus B. Čia yra A kvadratu minus AB ir plus B kvadratu. Štai tokia formulė. Taigi aš išskaidau savo kubų sumą pagal šią formulę. Sinus kubų alfa plus kosinus kubų alfa. Tai gaunu sinus alfa plus kosinus alfa pirmuose skliausteliuose, antruose sinus kvadratu alfa minus sinus alfa kosinus alfa plus kosinus kvadratu alfa. Lygu. Dabar žinau, kad čia jau yra lygu 0,5. Taigi parašau 0,5 kart. Dabar žiūriu toliau skliausteliuose. Sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa. Žinau, kad tai yra vienetas. Minus, o sinus alfa kosinus alfa kol kas nežinau, kas tai yra. Nežinau, bet sužinosiu. Kaip sužinosiu? Vėl grįžtu prie savo reiškinuko, šito, kurį žinau. Aš žinau, kad mano sinus alfa plus kosinus alfa lygu 0,5. Pakelkime šitą reiškinį kvadratu, šią lygtelę kvadratu, abi pusės kvadratu. Sinus alfa plus kosinus alfa dvinaris, keliant kvadratu taikau formulę. Sinus kvadratu alfa plus dviguba sandauga 2 sinus alfa kosinus alfa plus kosinus kvadratu alfa lygu kelių kvadratu 0,25. Štai čia yra vienetas, reiškia mano 2 sinus alfa kosinus alfa bus iš 0,25, aš turėsiu atimti vienetą. Tai tada 2 sinus alfa kart kosinus alfa bus lygu minus 0,75 arba minus 3/4. Padalinu iš 2 ir gaunu minus 3/8. Va dabar jau galiu įrašyti, va čia toliau, va štai šitoj vietoj. Tai pratęsiu lygybę, rašau lygu 0,5 kart iš 1 atimti minus, gaunu pridėti 3/8. Čia bus 1/2 kart 1 plus 3/8 yra 11/8. Iš viso gaunu 11/16. Aišku, galėčiau užrašyti ir dešimtainių skaičiumi. Bet parašau taip, 11/16. Na ir paskutinis mano uždavinukas išspręstas. Sėkmės!